Pavogtas varpas. Kartą gyveno labai pavydus vyras vardu Ly. Vieną dieną jis pamatė ant kaimyno durų kabantį neregėto grožio varpą ir jo užpavydėjo. Pavydų kupina širdimi, Ly nusprendė varpą pasisavinti. Kadangi varpas buvo didelis ir sunkus, Ly atsinešė plaktuką ir nusprendė jį suskardyti, taip išvogdamas į mažais gabaliukais. Mintis apie vagystę greitai atgynė ir kitą mintį. Daužęs plaktuku varpui šoną neabejotinai sukels milžinišką garsą, tad visi iškart supras, kas pavogė varpą, svarstė sau Ly. Apmąstymus nutraukė staiga kilusi mintis. Ly tik suplojo delnais ir tarė: užsikimšiu ausis ir negirdėsiu nė menkiausio garselio. O jei negirdėsiu aš, neišgirs ir kiti, naiviai galvojo. Užsikimšęs ausis, Ly prisliūkino prie varpo, plačiai užsimojo ir kaip trenks. Visą miestą užplūdo čaižus garsas, o varpas akimirksniu sudužo į tūkstančius gabalėlių. Kiekvienam mieste buvo aišku, kas kėsinosi į gražųjį varpą ir nuskubėjo gaudyti vagies. Iš istorijos kilusi patarlė vogti varpelį uždengtomis ausimis. Patarlę pajuokiamas save apgaudinėjantis žmogus arba kvailas jo poelgis.